čia yra. Reiškia, Kinija, pirmiausia, aišku, čia yra Kinijos interesas. Visam šitam paradui vadovauja būtent Kinija. Ir jie būtent, reiškia, ir nori, kaip sakant, vystyti ir būti pirmi pasaulyje. Ir Putinas yra pasakęs, prisimenat, kas valdys geriausią dirbtinį intelektą, tas valdys pasaulį. Ir jie dabar užsibrėžia, reiškia, bežinė, Kinija užsibrėžia, kad dirbtinį intelektą turi būtent kurti pirmiausia jie ir viską daryti su juom, etiškam vystymuisi, reiškia, dirbtinio intelektų prireikia, įsivaizduojat? Apie tai buvo perspėjęs vienas Pentagono jau dabar dėl protesto atsistatydinęs, kad jis tai jau buvo perspėjęs 21 spalio, reiškia, 11. Jis atsistatydino, kadangi Jungtinių valstijų kibernetinis saugumas iš vis yra nevaržovas Kinijoje ir jis pavadino šitą saugumą vaikų darželio lygiu. Jis tada jau matė, kad Kinija eina link dirbtinio intelekto, ką Kinija daro. Beje, pažiūrėkit, kokias ginkluotės dabar jie turi, reiškia, kaip jie dirbtinio intelekto pagalba, reiškia, karybai naudoja. Taip toliau, taip toliau. Ir visą tai jau keli metai aišku, kad vakarai atsilieka dirbtinio intelekto atžvilgiu labai stipriai. Vietoje to, reiškia, vietoje dirbtinio intelekto, kurį dabar vysto Kinija ir karyba ir visur kitur, vakarai užsiminėja ChatGPT gaminimais ir visokio kitokio marazmo gaminimais, reiškia, leftistinio visiškai pagal Harius Poterius užprogramuotų. Iki tiek neatsargumas, reiškia, yra iki tiek apsileidimas ir iki tiek yra aukojimas tų taip vadinamų ir taip kai kurių žmonių nekenčiamų vakarų, kurie net neturi žalio supratimo, kas tie vakarai. Jie vakarus suplaka su globalizmu, kas, na, iš tikrųjų nėra tiesa. Taip, vakarų valdžios, kai kurių valstybių yra globalistų, kaip sakant, perimtos. Jūs pasižiūrėkite tą pačią Kiniją, reiškia, tą pačią Rusiją, pažiūrėkite tos rytus. Ką ten globalistai įtakos nėra, dar ir kiek. Dar ir kiek. Kiek tik nori. Na, esmė, kad toks pavojus yra. O štai vakaruose, kai nėra kas veikti, tai galima kurti dirbtinio intelekto aplikaciją, kurios jums leidžia susirašinėti su Jėzum arba Šetonu. Tai yra, kitais žodžiais tariant, yra Apple'ui prieinama, vos už $3 per mėnesį, galima, kaip sakant, apie Bibliją kalbėti, apie Adomą, Ievą, apie ką tik nori. Tai yra, galima su Jėzum Kristu pakalbėti. Text with Jesus vadinasi. Kol kas tik smartfonams, reiškia, ir tik tai Apple'o, mačiau, Apple'o produkcijai. Arba galima su Šetonu pačiu pakalbėti. Tada raguota piktograma, raguotas smailikas, reiškia. Bet įdomu, kad čia kaip prašo, apie Jėzų viskas aišku, apie Bibliją, apie tą ar ne ten dirbtinio intelektų pakalbėti. Matėt, Vokietijoje dirbtinio intelekto kunigas jau buvo, viskas normaliai. Progresas, kaip sakant. O štai su Šetonu lūkesčiai gali būti apgaulingi, ypatingai, kaip sakant, dirbtinio intelekto pasaulyje. Šetonas, kuris istoriškai yra gundimo simbolis ir apgavystės simbolis, turi labai tokį švelnų avatarą šito aplikacijai. Ir vartotojai laukiantis kažkokių ugningų dialogų arba kažkokių labai gudrių apgaulių gali krapštyti savo galvas. Vietoj to, tamsos princas čempionuoja, reiškia, meilę, pagarbą ir supratimą. Vertybės, kurios yra sinonimai bibliškom vertybėm. Normaliai. Tai yra plaunamos ribos, tai yra jauniems žmonėms ypatingai, reiškia, plaunamos ribos ir plakama viskas į vieną krūvą ir šitaip legitimizuojamas Šetono įvaizdis. Įsivaizduokit, reiškia. Per dirbtinį intelektą, kuris yra dabar programėlė, chatbotas, kaip ChatGPT, tik tais jisai arba biblijinis, arba šetoninis, bet kokiu atveju labai gerėja abudu. Viskas čia normaliai.